Jei šiuo metu galvoji, kaip pavadinti savo prekės ženklą, tuomet jokių būdų nepakliūk į šios spąstus. Jonas dirba buhalterinių paslaugų srityje. Jis svarsto savo įmonės ir savo prekės ženklo pavadinimą. Ir jis pasirenka pavadinimą buhalterijos ekspertai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, nėra jokio kriminalo. Trumpas ir aiškus, panaudotas netgi statusą turintis žodis ekspertai. Tačiau atidžiau panagrinėkime. Įsivaizduok, kad tu kaip tik šiuo metu esi tas klientas, kuris ieško buhalterinių paslaugų. Galima greitai atlikti Google testą įvedę paieškoje buhalterinės paslaugos. uabbuhalterės.lt, apskaita.lt, buhalterija.net, mažoji bendrija buhalterinės paslaugos LT, mytaxis.lt, finorder.eu, apskaitos paslaugos.lt ir panašiai. Pavyzdžiai, kurios tikėtina tu pamatysi Google rezultatuose. Tikiuosi, kad dalis jūsų jau pagavo aha momentą. Jų pavadinimai skamba unikaliai ir išskirtinai tik jiems, nes mums su tavim šie pavadinimai skamba vienodai. Pasako tik tiek, kad visi dirba toj pačioj industrijoje, bet nieko neišsiskiria vienas nuo kito. Tačiau tarkime, pavadinimų sąrašas buvo atnaujintas ir skamba dabar taip: uabbuhalteris.lt, kvantas, apskaita.lt, buhalterija.net, Eurika, mažoji bendrija buhalterinės paslaugos LT, mytaxis.lt, žalias bebras, finorder.eu, apskaitos paslaugos.lt. Mūsų ausis girdi, o žvilgsnis nukrypsta į kažką tikrai išsiskiriančio ir unikalaus. Taip veikia mūsų urviniai instinktai. Ir punktas numeris 2 į kažką labiau paprasto, nes mūsų smegenys visada eina mažesnių resursų naudojimo keliu. Todėl labiausiai tikėtina, kad ausis išgirs ir įsimins, o žvilgsnis nukryps į šios pavadinimus: kvantas, Eurika ir žalias bebras. Nes šie pavadinimai išsiskiria šiame sąraše. Yra paprastesni ir aiškesni mūsų smegenims. Netgi gali sukelti lengvą emociją. Taip veikia mūsų smegenis. Jas visada sudomina tai, kas iškrenta iš bendro vaizdo. O jei dar paprasčiau įsimenamas smegenims, galiausiai gaunasi bombinis pavadinimas. Todėl, jeigu tu nori sukurti savo prekės ženklą, išskirtinį, unikalų ir bombinį pavadinimą, tau reikia atlikti šios 3 žingsnius. Išgydyti savo profesinę trumpę registę. Pažvelgti savo rinką ir industriją šviežiomis akimis. Leisti savo išsiskirti. Arba dar paprasčiau, gali kreiptis į mus ir mes padarysime viską už tave. Nes taip jau gavosi, kad dirbame skaitmeninio marketingo srityje daugiau nei 10 metų. Su mūsų klientų pavyzdžiais, atliktais darbais ir be abejo daugybė atsiliepimų gali susipažinti mūsų oficialioje web svetainėje menkov.com. Nuoroda yra apačioje ir taip pat pasidalinsime ją komentarų skiltyje. Iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Būtinai pasek šią paskyrą, bus daugiau naudingų įdomių videosų.